Per paskutinius dešimtmečius vaizdo žaidimai nuėjo ilgą kelią, nuo pikselių iki filmus primenančių istorijų ir strateginių kovų, bet ar pastebėjote, kaip jie keičia savo tikslinę auditoriją ir kaip keičiasi pati žaidimų bendruomenė? Anksčiau dauguma žaidimų buvo orientuoti į vyrus, ginklai, muštynės bei rimtų sudėjimų veikėjai dominavo šią rinką, kadangi geiminimas šiais laikais populiarus ne tik tarp vyrų, dabar beveik visi žaidimai bando būti inclusive ir vyriškieji elementai tampa retų reiškiniu. Net ir žaidimai, kurie prieš tai buvo super masculine, tokie kaip Saints Row, kurie kūrė pagrindinių veikėjų istoriją 10 metų, sugalvoja juos visus pratanginti ir tada pagrindiniais veikėjais tampa dvi lesbietės, gėjus azijietis ir gėjus juodaodis. Arba Wolfenstein franšizė, kurioje nuo 92 metų tas pats pagrindinis herojus žudo nacius, tačiau 2019 metais išėjęs Wolfenstein Youngblood buvo atsikratyta senojo pagrindinio veikėjo ir vietoj jo pristatytos jo dvi dukros. Ar tai yra blogai? Nebūtinai. Žudyti tokias hardcore fanus turinčias franšizės gal ir nereikėtų, tačiau gerai parašyti LGBT charakteriai net ir homofobui nesukeltų neigiamų emocijų. Pavyzdžiui, The Last of Us pagrindinė veikėja Ellie yra lesbietė, tačiau nemačiau nei vieno homofobo Reddite, kuris skųstusi. Tačiau, kai Diversity yra stumiama ne dėl istorijos, o dėl WoW kultūros, žaidimas tampa traukiniu į nesėkmę. Dažnas žmogus, grįžęs po darbo, atsidaro nealkoholinio alaus, įsijungia kompiuterį ir yra pasiruošęs atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos. Tačiau įsijungęs tuo metu ant bangos esantį žaidimą, būna priektas 13-mečio, pusę laiko sėdi mirties ekrane ir kenčia agoniją, kurią sukėlė overcomplicated mechanikų reikalaujantys žaidimai. Dabar, siekiant aukščiausių rezultatų, nebeužtenka sėkmingai nuleisti kvadratą į laisvą plotą, o vakarinis atsipalaidavimas virsta bendru prakaitu su šeštokų klasės pirmūnu. Taigi, kas pasikeitė šioje industrijoje? Dar praeitame amžiuje išpopuliarėję žaidimai tokie kaip Mario ar Pac-Man ne tik nereikalavo sudėtingų mechanikų, bet ir turėjo aišku tikslą – pereiti lygį. Tai leisdavo vartotojams pakelti savo dopaminą per 5 minutės ir toliau grįžti prie kasdienybės. Dabar tokie žaidimai kaip Valorant ar Rocket League suvalgo žymiai daugiau mūsų laiko. Galite sakyti, jog jie turi aiškę pabaigą, tačiau įvesta rankų sistema mums kelia priklausomybę ir norą tapti geresniais, todėl praleidžiame valandas bandydami įrodyti, kad esame verti daugiau goldo. Tačiau lipimas iš rankų nėra vienintelė priežastis verčianti mus prakaituoti prie ekranų. Sudėtingos žaidimų mechanikos bei dideli kiekiai veikėjų reikalauja daug valandų mokymosi, o kai jau atrodo, kad viską išmokai, žaidimas išleis atnaujinimą su naujų spalvotagalvių čempu, kuris darys 3 veikėjų darbą. Paimkime kaip pavyzdį šaudyklės. Vienas jų pradininkų Quake reikalavo tik gero taiklumo ir greitos reakcijos. Vėliau atsiradęs Counter-Strike įnešė šiek tiek įdomumo ir sudėtingumo pridėdamas granatas, smaukus ir flashus. Dabar jau turime tokius žaidimus kaip Valorant, kur tik iššokus į agentų pasirinkimą, jūs sutiksite 24 veikėjus. Pagaliau išsirinkę veikėją suprantate, kad dabar turite išmokti 11 žemėlapių subtilybių, o dar ir komanda tikėsis, jog mokate visus naujausius line-upus. Be rėkiančių komandos narių turite ir priešus, kurie jūs bet kada gali užtaranuoti visais įmanomais spelais. Sąrašas toliau plečiasi, jei baigėte ekonomiką, jūs jau vienu žingsniu prieki. Žaidime taip pat turite spręsti, kada kokius ginklus ar spelus perkate, stebėti savo ir komandos finansus. Taigi, matome, jog įsijungę eilinę FPS žaidimą gaunate ir nemažai strategijos elementų. Gal kažkam tai atrodo kaip turiniu neišsenkantis žaidimas, tačiau naujokams tai dažnai tampa kliūtimi. Kol competitive žaidimai sudėtingėja, story-based žaidimai darosi vis lengvesni. Anksčiau vieno žaidėjo žaidimai reikalaudavo geresnių mechaninių gebėjimų. Turbūt ne vienas iš mūsų prašė vyresnio brolio ar draugo pereiti žymėje Vice City lėktuvėlio misiją ar San Andreas vairavimo mokyklą. Nepamirškime 2D platformerių, kur oficialiai poros valandų reikalaujantis žaidimas užtrukdavo porą mėnesių. Dabar istorijų žaidimai turi ne tik geresnės grafikas, bet ir yra ženkliai lengvesni. Juos pereiti gali bet kas. Jei anksčiau jie buvo skirti kelti iššūkius, tai dabar jie siekia perteikti pasakojimą ir atsipalaiduoti. Kas lėmė tokius drastiškus
esminius skirtumus tarp senų ir naujų žaidimų. Savaime suprantama, jog tobulėjančios technologijos atveria plačias galimybės, geresnės grafikos, didesnis detalumas ir ilgesnės istorijos. Visa tai lengviau pritraukia vartotojų dėmesį. Tačiau didelę dalį įtakos daro ir populiarėjantis e-sportas. Tapti profesionaliu gameriu yra beveik kiekvieno vaiko svajonė. Dabar žaidėjai nori ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir tapti geriausiais. Geriausiais nori tapti ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Dėl didėjančios konkurencijos jie turi parodyti savo išskirtinumą. Tai veda prie naujų mechanikų ir išskirtinių pasaulio kūrimo. Taigi, ar visi šitie naujai atsiradę elementai yra gėris ar blogis? Vienoje pusėje turime geresnės grafikas, didesnį įsitraukimą, strategiškumą ir komandiškumą, o kitoje sudėtingą pradžią naujokams, didelės laiko sąnaudos ir priklausomybės bei iš komandos sulaukiamą toksiškumą. Laimiai, jei norite suderinti norą atsipalaiduoti su šio amžiaus žaidimais, čia taip pat turime pasirinkimą. Competitive žaidimus galima iškeisti į Among Us vakarą ar poros mėnesius Minecraft sesiją su draugais, o jei tokių neturite, Sims 4 dabar yra nemokami. Taigi, viskas priklauso nuo to, ko ieškome patys - iššūkių ar atsipalaidavimo. Vaizdo žaidimai evoliucionuoja kartu su mumis. Jie tampa ne tik pramoga, bet ir meno forma, kurioje kiekvienas gali atrasti save. Tačiau kokia bus ateitis? Jau dabar populiarėjanti virtuali realybė bei meta pasaulis leidžia perkelti žaidimus į kitą lygį. Taip pat, ar sparčiai tobulėjantis dirbtinis intelektas pakeis mūsų patirtis? Galbūt jau greitai išvysime žaidimus, kurie AI pagalba kursis mums juos bežaidžiant. Kas laukia šios industrijos ateityje? Ką manote jūs?